Sveiki vaikinai, tiesiai į tą vandens telkinį. Tikrasis žmogaus voro automobilis sudužo, todėl atsinešiau savo milžinišką magnetą, kad ten galėčiau žvejoti su magnetu. Aš nejuokauju, tiesiog pažiūrėkite tuos vaizdo įrašus. Taip, tai tikras žmogaus voro automobilis, besivejantis policija. Pažiūrėkime. Taip, tai žmogus voras. Ar jis tikras ar netikras? Atrodo keistai ir keista, vaikinai, bet atrodo, kad dabar kažką pagavau. Mano virvė įsitempė. Kaip manote, ar tai tikras žmogaus voro automobilis? Nes pažiūrėkite tą vaizdo įrašą, vaikinai. Tai yra žmogaus voro automobilis, lenktyniaujantis trasoje. Ir tada jis tiesiog įkrito į vandenį, vaikinai. Tikrasis žmogaus voro automobilis kažkur ten po vandeniu. Ir dabar, kai jaučiu, kad mano virvė labai stipriai įsitempė, pažiūrėkite, kažkas raudono išlenda. Oho, vaikinai! Ar tai tikras žmogaus voro automobilis? Taip, jis išlenda iš vandens. Oho, tai raudona ir aš matau vorą. Vaikinai, tai ne visas automobilis, o tik automobilio kapotas su voru. Tai raudonas kapotas ir juodas voratinklis. Ir čia mes matome labai pavojingą vorą. Šis automobilio kapotas tikrai panašus į tą žmogaus voro automobilį. Tai neįtikėtina, vaikinai. Taigi šis žmogus voras nėra netikras. Pažiūrėkite tuos vaizdo įrašus. Jie tikri. Ir tas, kai automobilis nukrenta, yra tikrasis. Taigi jis galėjo nukristi kažkur ten. Taigi tęskime ir meskime magnetą, kad rastume daugiau įdomių dalykų. Nebuvau tikras, ar tai tiesa ar melas, bet dabar tai gali būti tiesa. Tai reiškia, kad žmogus voras yra po vandeniu. Taigi turime tęsti magnetinę žvejybą. Kad jį išgelbėtume, mes galime rasti patį žmogų vorą. Ir iš tikrųjų, aš kažką jaučiu. Na, einam, žiūrėk, yra. O Dieve. Tai žmogus voras. Taip, mes jį išgelbėjome, vaikinai. Mes išgelbėjome šį žmogų vorą. Negali būti. Tai jo galva. O ne! Kaip tai įmanoma? Jis važiavo savo automobiliu, o tada galva buvo nuplėšta. Taigi pažiūrėkime, kas slepiasi po žmogaus voro kaukę. Kas čia per velnias? Kas tai? Tai ne Peteris Parkeris. Tai kažkoks kvailas manekenas. Tai kur yra žmogus voras? O Dieve, turime išgelbėti pagrindinį herojų. Žmogus voras iš tikrųjų yra mano mėgstamiausias superherojus. Taigi, uždėkime kaukę štai taip. Ir tęskime žvejybą magnetu. Einam. Mes vis dar turime išgelbėti žmogų vorą. Vis dar turime suprasti, kaip viskas susiję. Turime rasti žmogaus voro automobilį. Radome kažką gero. Taigi, galbūt mes ištrauksime visą automobilį iš vandens. Jis iškyla iš vandens. Ir jis taip pat raudonas, vaikinai. Jis taip pat raudonas. O Dieve, tai neįtikėtina. Tai dar viena žmogaus voro automobilio dalis. Tai automobilio durys. Ir čia parašyta. Žmogus voras. Taigi turime kelias žmogaus voro automobilio dalis. Ir labai sunku kvėpuoti. Tai nėra tikrasis Peteris Parkeris. Tai kažkoks netikras manekenas. O ši kaukė, nežinau, ar ji tikra ar ne. Bet šis automobilio variklio dangtis ir tos gražios neįprastos durys su juodu voratinklio raštu čia tikrai priklauso žmogaus voro automobiliui. Taigi galime manyti, kad vaizdo įrašas, kurį matėme, kai automobilis krenta į vandenį, yra tikras. Bet ar tai buvo tikras žmogus voras? Ar netikras? Bet vis tiek, jei visa tai tiesa, po vandeniu yra žmogus voras ir mes neturime laiko. Jis galbūt jau miręs, taigi turime paskubėti. Bet vaikinai, aš kažką užkabinau savo magnetu, tai nėra labai sunku. Bet tai tikrai yra mano magneto gale. Žiūrėkite, taip. Kažkas raudono išlenda. Palaukite, tai žmogus voras. Žmogus voras, ne? Ne, tai ne jis. Palaukite, tai yra automobilio vairas, o žmogaus voro kostiumas yra priklijuotas prie voratinklio. Taigi jis važiavo tuo itin greitu automobiliu ir netyčia jis prisiklijavo prie vairo su savo voratinkliu. Išlaisvinkime jį iš to voratinklio. O Dieve mano. Tai vairas iš žmogaus voro sportinio automobilio. Ir tai tikrasis žmogaus voro kostiumas. Tai beprotiška.
Bet kodėl žmogus voras paliko savo kostiumą automobilyje? Gal tai kažkaip susijęs su avarija? Tad apsivilkime jį ir ištraukime. Visada svajojau pasijusti žmogumi voru. Dabar mano svajonė išsipildo. Taip, prašau, jis šiek tiek šlapias ir šaltas. Taigi, dabar aš kaip žmogus voras. Pabandykime atkurti visą situaciją. Žmogus voras sėdėjo savo sportinėme automobilyje štai taip. Ir netyčia jis važiavo per greitai ir įkrito tiesiai į vandenį. Radau čia kažką. Oho, Dieve mano. Tai yra žmogaus voro automobilio rato diskas. Tai dar vienas įrodymas, kad visa ši istorija yra tikra. Aš jį radau atsitiktinai užkritęs ant jo dėja vandenyje, bet mes jį radome po vandeniu. Taigi čia visas automobilis, visas žmogaus voro automobilis trenkėsi į žemę. Taip va. Automobilis buvo po vandeniu ir ten buvo žmogus voras, kaip aš, bet jis vis dar ten. Toliau meskime magnetą, kad jį surastume. Nes mes neradome jokių jo dalių, kostiumą, kaukę, bet paties žmogaus voro neradome. Bet dabar jaučiu kažką ant savo magneto. Tai nėra labai sunku, bet tikrai kažkas yra. Žiūrėkite, iš vandens vėl išlenda kažkas raudono. Ir čia yra voro ženklas. Vaikinai, aš žinau, kas tai yra. Tai yra voratinklio šaudyklė. Taigi mes galime uždėti šitą daiktą taip. Ir dabar aš, kaip tikras žmogus voras, galiu šaudyti voratinkliu. O Dieve, tai beprotiška. Tai veikianti voratinklio šaudyklė. Taigi išbandykime ją. Einam. Pabandykime užmesti voratinklį ant medžio. Veikia žmogus voras. Žmogus voras. Pabandykime dar kartą. Žmogus voras. Žmogus voras. Veikia. Veikia. Tai gražus voratinklio šaudyklė. Bet tęskime magnetinę žvejybą. Bet vaikinai, vis tiek linksminamės. Bet po vandeniu gali būti tikrasis žmogus voras. Visa jo mašina. Taigi mes vis dar nežinome priežasties, kodėl jis atsidūrė po vandeniu, kodėl jis atrodė taip juokingai. Tai juk žmogus voras, tiesa? Taip. Vaikinai, jaučiu dar vieną radinį. Tikrai. Tai jaučiasi keistai ir neįprastai. Atrodo kaip didelis metalinis daiktas. Ir štai jis. Iš vandens išlenda kažkoks keistas metalinis daiktas. O Dieve, vaikinai, kas tai yra? Tai atrodo kaip daktaro aštuonkojo letena. Tai labai pavojingas personažas. Tai blogiausias žmogaus voro priešas. Galbūt daktaras Otto Oktavijus yra priežastis? Kas sunaikino žmogaus voro automobilį? Galbūt jie bandė kovoti vienas prieš kitą? Bet netyčia Otto Oktavijus paėmė vairą. Ir tai buvo avarijos priežastis, kai automobilis įkrito tiesiai į vandenį. Taigi, vaikinai, po vandeniu vis dar yra žmogus voras. Bet ar jis tikras ar netikras? Ar jam vis dar reikia mūsų pagalbos? Ar jis gyvas? Ar jau miręs, vaikinai? Šį kartą jaučiu kažką sunkaus. Pažiūrėkite, kaip mano virvė įsitempė. Tai gali reikšti, kad mes pagauname visą žmogaus voro automobilį ir galime ištraukti visą automobilį iš vandens, nes jis labai sunkus. Todėl turiu būti labai stiprus ir labai galingas, kaip tikras žmogus voras. Štai esmė, daiktas išlenda. Raudona ir mėlyna automobilio dalis. Taigi, vaikinai, tai dar viena automobilio dalis iš žmogaus voro automobilio. O Dieve, pažiūrėkite, koks jis stilingas. Čia matome vorą, tai yra ginklas. Ir jis kažkaip buvo prijungtas prie viso automobilio, tiesa? Tai beprotiška. Tai tikrai yra žmogaus voro sportinio automobilio dalis. Bet ką daro šis didelis raudonas mygtukas? Taigi paspauskime jį.
O dieve, tai tikra botagas. Voras, ką? O dieve, prašau! O dieve. Taigi šis tikras žmogaus voro automobilis buvo aprūpintas voratinklio šaudyklė. Jis šaudė į priešus. Tai viskas tikra ar ne? Vis dar nesuprantu. Radome daug dalių susijusių su žmogaus voro automobiliu ir Oktu Oktavijumi, bet ne vienos dalies susijusios su tikruoju žmogumi voru. Taigi, žmogus voras vis dar gali būti po vandeniu. Tęskime magnetinę žvejybą. Na, pirmin, vaikinai, tęskime, turime rasti žmogų vorą. Turime rasti kokių nors jo dalių, arba Peterio Parkerio, Mileso Moraleso, ar galbūt Grino. Ei, vaikinai, jei vis dar žiūrite, kodėl neužsiprenumeruojate? Turiu svajonę pasiekti kuo daugiau prenumeratorių. 5 milijonai yra mano svajonė. Taigi, prašau, jei vis dar žiūrite, užsiprenumeruokite dabar ir paspauskite patinka mygtuką, jei mylite žmogų vorą. Ir vaikinai, aš kažką matau, tai išlenda dar vienas raudonas radinys. Taigi, tai batas, tai aulinis batas. Tai yra žmogaus voro dalis? Palauk, taip, tai raudona spalva ir tai yra žmogaus voro stilius. Bet tikrasis žmogus voras nenešioja batų. Kodėl čia yra tokia didelė spiruoklė? Tikrasis žmogus voras pats negali šokinėti. Labai aukštai, labai aukštai. Taigi, tai galėtų priklausyti tik netikram žmogui vorui, nes tikrajam tokių dalykų nereikia. Palauk. Wait, the Spider-Man. Žmogaus voro automobilis buvo tikras, bet tas, kuris jį vairavo, buvo netikras. Tai mums suteikė užuominą išsiaiškinti. Taigi, jei netikras žmogus voras vairavo tikrą žmogaus voro automobilį, tai daug ką paaiškina, vaikinai. Taip, tai galėtų reikšti, kad netikras žmogus voras pavogė žmogaus voro super automobilį iš tikrojo žmogaus voro. Ir jaučiu, kad mūsų laukia dar vienas atradimas, vaikinai. Kažkas didelio ir juodo išlenda iš vandens. Ir vaikinai, šitas daiktas atrodo kaip maišas, o čia visur tinkleliuose yra voras. Bet tai galėtų priklausyti tikrajam žmogui vorui. Ir galbūt ten yra atsakymai. O gal sužinosime, ką nors dar įdomesnio? Taigi, atidarykime ir pažiūrėkime, kas viduje. Ropojimui skirti klijai itin stiprus, skirti vertikaliems paviršiams. O dieve, tai klijų buteliukas. Taigi čia yra klijai viduje. Galiu tai spėti, nes tai parašyta čia. O dieve! Taip, tai tikrai atrodo kaip klijai. O dieve. Taigi, vaikinai, ar suprantate, kaip tai buvo naudojama? Netikras žmogus voras tepdavo klijus ant savo rankų ir bandė lipti vertikaliai. Paviršiais. O dieve, klijai dabar labai stiprus. Dabar jau galiu suprasti visą situaciją. Tie dalykai negalėtų priklausyti tikrajam žmogui vorui. Tik netikras žmogus voras galėtų juos turėti. Bet visas automobilis, visas super automobilis priklausytų tikrajam žmogui vorui. Ir vaizdo įrašo pradžioje mes matėme daug vaizdo įrašų, kuriuose buvo pavogtas žmogaus voro automobilis. O tas žmogus voras, kurį matėme vaizdo įrašo pradžioje, nėra tikrasis žmogus voras. Jis netikras. Taigi šis vaikinas pavogė žmogaus voro automobilį, todėl man jis daugiau nerūpi. Tai reiškia, aš galiu būti naujasis žmogus voras, vaikinai. Aš galiu nuveikti geresnių dalykų ir galiu jums daugiau žvejoti magnetų. Jei jums patiko tas vaizdo įrašas ir jei mėgstate žmogų vorą, nepamirškite prenumeruoti, kad su manimi pamatytumėte daugiau nuotykių su magnetinė žvejyba. Mano vardas yra Slavas ir ačiū, kad žiūrėjote. Dabar ši paslaptis apie žmogų vorą atskleista.